WordPress yra savarankiška svetainė ir tai yra pati geriausia turinio saugojimo ir valdymo sistema. Mes šią programą rekomenduojame beveik visiems savo klientams, išskyrus tuos, kurie turi išskirtinius reikalavimus, pavyzdžiui, didžiuliai e-komercijos puslapiai arba tie, kurie reikalauja didelės duomenų bazės talpinimo. Tačiau yra viena problema, kurią patiria daugelis žmonių. Tai nuolatinė kova prieš spaminius komentarus. Kai kiekvieną kartą prisijungiate prie WordPress programos ir randate daugybę nepageidaujamo turinio komentarų, kurie tik ir laukia, kol bus ištrinti. Tačiau šis darbas atima labai daug laiko, o jūs neturėtumėte to daryti. Kas yra spaminis komentaras? Tai toks komentaras, kurį generuoja kompiuterinė įranga arba koks nors menkai apmokamas žmogelis, sėdintis kitame pasaulio gale, kuris rankiniu būdu kuria tokio pobūdžio komentarus, įžūliai siekdamas gauti atgalinės nuorodas. Yra labai lengva aptikti blogą komentarą, nes dažniausiai jose yra daug tarpusavėje nesusijusių raktinių žodžių, spaminių nuorodų, o kartais jie pateikiami su gramatinėmis klaidomis. Kaip manote, ar jūs galite tai sustabdyti? Yra puikus būdas ir jis vadinasi Akismet. Tai tokia prieiga, kuri yra nemokama ir WordPress programoje leidžia susidoroti su komentarų spamu. Ši programa pakankamai protinga tam, kad atpažintų, kurie tinklaraštyje esantis komentarai ar nuorodos yra spamas, o kurie yra teisėto turinio įrašai. Yra tikrai paprasta ją nustatyti ir iš tiesų aš parodysiu, kaip tai paprasta instaliuoti. Kai tik prisijungiate prie WordPress, spauskite plugins, add new, pridėti naują. Visi pasirinkimai yra kairėje pusėje, atlikite greitą Akismet paiešką, kuomet jį pasirodys paieškos rezultatuose, jums tai reikia pasirinkti programos instaliavimą ir aktyvavimą. Kitas žingsnis, kurį jums reikia atlikti, tai gauti nemokamą Akismet IP raktą. Tai taip pat nėra sudėtinga, tiesiog sekite šią nuorodą ir peržiūrėkite paskyros sukūrimo instrukciją. Kai tik atlikote šiuos veiksmus, grįžkite į Akismet konfigūravimo puslapį ir įveskite apsaugos raktą ir jūsų svetainė apsaugota. Paprasta tiesa. Dėkoju, kad žiūrėjote šios savaitės vaizdo įrašą. Su jumis buvo kompanija Frogo Marketingas ir aš Monika Balčikonytė. Iki kitos savaitės.